Atrodė labai lengva, varžovai buvo kažkaip silpnesni. Nu tai be abejo, pagal mūsų sudėtį tai silpnesni, aš manau. Ypač į priekinį liniją pas jūs nėra galinga ir štai mes su Jonu šiandien buvom rezultatyviausi žaidėjai. Komandos draugai gerai išnaudojo, treneris Jonas akcentavo daugiau per didelius žaist, todėl kad jų netokia stiprią priekinį liniją ir mes skaitom nepavedėm. Gal pats dar iš geros sportinės formos? Nu, nežinau, bandau kuo greičiau atgauti tą sportinę formą ir svarbu, kad išvengti traumų ir aš manau, kad pasieksiu tą gerą sportinę formą. Brolis prieš porą dienų sakė, kad dėl gauto bloko ilgai lasdavosit jie. Jau baigėt jau? Ne, tai be abejo, čia tas blokas kiekvienam pasitaiko. O broliai čia dažniau būna, bet ką padarysi? Varžovų komanda irgi broliai žaidėt. Šį kartą atrodo Lavrinovičiai stipresni buvo, ne? Nu, aš manau. Pagal pavardę jau stipresni, ar ne? Tai va. Tarsi atrodo viskas gražu, bet ką dar reikėtų keisti, taisyti? Nu, matot, mes šiandien išbandėm antroj pusėje aikštę. Stovėjom praktiškai 2 kėlinius, nežinau, pusantro gal. Ir ką, mes žinojom, kad bus sunkiai prieš tą komandą, todėl kad jie tikrai turi daug metikų, jie žaidžia mažų sudėtim ir jie daug pataikė, bet mes nežiūrim, kaip jie pataikė, kaip jie žaidžia, bet mes bandėm atidirbti savo aikštės gynybą. Ir manau, kad aikštės gynybą dar reikia mums taisyti daug kur, kaip ir prieš aikštę puolimas, taip ir gynyba. Reikia dar dirbti, todėl kad mes būtent prieš jų aikštę biškį sustojom puolime ir gynyboje irgi su metikais nesusitvarkėm. Tai aš manau, kad kitos treniruotės treneris akcentuos šitos dalykus. Tai tu laisva diena komandai labai reikėjo? Nu, man tai labai reikėjo komandai, aš manau, kad irgi.